Vasario 21 dieną visoje Lietuvoje vyko nacionalinio diktanto rašymas. Lauros Sintijos Černiauskaitės tekstą pokalbis rašė ir prieniškiai. Nacionalinis diktantas buvo rašomas Prienų miestų savivaldybėje, mokyklose, įmonėse. Diktanto rašymo organizatoriais Prienų savivaldybės švietimo skyriaus specialistė Renata Pavlavičienė ir kalbos tvarkytoja Vaida Peleckienė pasidžiaugė, kad diktanto rašymas tampa gražia tradicija. Džiugu, kad kiekvienais metais rašančiųjų skaičius vis didėja. Priversčiau visą dieną medžioti man, o tave priversčiau visą dieną medžioti man sliekus ir vabalus. Ar noriai prieniečiai dalyvauja nacionalinio diktanto rašyme? Na, kaip rodo, ši diena tikrai labai noriai. Šiais metais mes net nesitikėjom turėti tiek dalyvių. Labai džiaugiamės. O kas lemia dalyvių gausėjimą? Gal šiandieną graži diena? Gal kažkaip, nežinau. Manau, kad daug kas lemia. Sakykime, tie, kurie dalyvauja ne pirmą kartą, gauna asmeninius kvietimus, laiškus. Jiems siunčiam, žmonės vis tiek jaučiasi pastebėti, įvertinti. Labai smagu, kad šiemet grįžo buvusių mokinių, studentų nemažai rašyti diktantą ir, kaip supratom, kai kurie net paraginti jų aukštųjų mokyklų. Tai bendradarbiavimas, sakyčiau, stipriai. Informacija buvo skelbiama ir internete, ir laikraščiuose. Ir tikrai iš lūpų į lūpas. Koks jums pasirodė šis nacionalinis diktantas? Gal bandykite pakalbinti tų, kurie rašė. Nes jie turbūt, kai rašai, tada jau žinai, tikrai turbūt nelabai lengvas. Vien tiesioginė kalba, ką reiškia, kai ateini rašyti po 10, po 20 metų mokykloje buvęs. Kokie yra prieniečių pasiekimai nacionaliniuose diktantuose? Pernai finalininkų neturėjome, bet užpernai į finalą siuntėme 2 žmonės, vienas mokinukas buvo ir vienas suaugęs žmogus. Tai aš nežinau, galiu įvardinti, tai buvo viešosios bibliotekos direktorė Daiva Čepeliauskienė ir Žiburio gimnazijos mokinukas. 2013 metais turėjom net 4 dalykus. Ne 13, bet prieš tai metais, kai vyko. Smagiausia, kad šiandien tą diktantą rašė dar 8 rajono mokyklose ir ne tik mokiniai, bet ir suaugusieji. Tai mes dabar tikime žinių, kad dar bent kokie 20 suaugusiųjų ir mokinių dar daugiau irgi dalyvauja kartu, tik kad ne šitoj salėje. Kaip manot, ar prieniečių tarmė labai skiriasi nuo literatūrinės kalbos? Žinoma, ne. Žinoma, ne. Mes kalbam labai gražią bendrinę kalbą. Pasisekė prieniečiams. Kokia yra nacionalinio diktantų nauda ir reikšmė? Na tai tiesiog tikrai nėra vien tik žinių patikrinimas. Atėjau pasitikrinti savo žinių, tai tikrai toks apsisprendimas, teigimas, kad man svarbi mano kalba. Aš ją vertinu, aš ją kuriu, aš ją puoselėju. Ir graži tokia pilietinė akcija. Labai telkia bendruomenę Prienų kraštą visą mūsų. Ateit vis tiek ta nuotaika ypatinga čia tvyro. Kiekvienas jaučiasi svarbus ir darantis tikrai aktualius dalykus. Kodėl reikia mokėti lietuvių kalbą? Todėl, kad mes lietuviai. Gimtoji kalba, jeigu savos nemokėsi, tai tuomet kaip toliau. Lėktuvai atrėžė vyresnėlis. Atrėžė vyresnėlis. Karas turbūt būtų, jeigu aš įsigeisčiau tavo žemės, jeigu aš įsigeisčiau tavo žemės. Kelintą kartą dalyvaujate nacionalinio diktanto rašyme? Dalyvavau visus diktantus tiek, kiek jų buvo. Negaliu pasakyti, kiek skaičiais, bet visuose dalyvavau tiek, kiek jų buvo. Koks jums pasirodė šių metų nacionalinis diktantas? Sunkus, galiu pasakyti, iš tikrųjų nemokau tiesioginės kalbos, bet iš vakaro planavau ją pasikartoti, tiesiog pritrūko laiko. O šiaip labai įdomus tekstas ir labai geras buvo diktavimas Marijaus Žiedo. Labai iš tikrųjų gerai diktavo.
Kaip sugalvojote dalyvauti nacionalinio diktanto rašyme? Kaip sakiau, dalyvauju jau seniai ir savo kiekvieną dalyvavimą nacionalinėme diktante aš skiriu savo mylimai, gerbiamai iki šiol lietuvių kalbos mokytojai Anarsijai Adamoniai. Jeigu ne ji, nebūčiau čia aš. Kaip manot, kodėl svarbu mokėti lietuvių kalbą? Kurgi, sakau, pasaulyje yra tauta tokia prasta ir niekinga, kuri neturėtų 3 savų ir tarsi įprastų dalykų – tėvų žemės, papročių ir kalbos. Kokią naudą duoda nacionalinio diktanto rašymas? Naudos jokios, tai tiesiog yra pagarba savo tautai, pagarba savo šaliai. Dabar, kai tiek daug anglų kalbos ir visokių kitokių užsienietiškų kalbų, tiesiog gerai, kad svetimas kalbas žinai ir moki, bet visų pirma, savąją gerai išmoki.